Sveiki, kasdienybės kultūra, prie mikrofono Violeta Melnikienė. Dažnai mes savo vaikus mylime dėl savęs. Mes sakome, vaikai mūsų džiaugsmas, vaikai mūsų rūpestis, vaikai mūsų skausmas, mūsų. Mes galvojame apie save, ne apie vaikus. Yra sakoma, palik savo vaiką be dėmesio 2 mėnesius ir jis taps kretinu, žus visi jo talentai. Tėvai nesirūpina, seneliai nežaidžia ir prarastas vaikas. Tada sakome, maitinome, rūpinomės, o užaugo nei šis nei tas. O iš tiesų nebuvo šalia žmogaus. Rūpestis jais turi būti dosnus, sako Šalva Amonašvilis, žinomas Rusijoje pedagogas, psichologas, akademikas. Jis tęsia, vaikai prisirišę prie mūsų, jie myli mus tokius, kokie esame. Tai mes jų dažnai nemokame mylėti. Jie sako, mano tėvelis geras. O jis nevykėlis, rūko, geria. Dažnai mes auklėdami sakome, aš rūkau, bet tu nerūkyk, tai negerai. O iš tiesų auklėjimas tai ne pamokymai, ne moralai. Tai jūsų gyvenimo būdas, pavyzdys, kokiu reikia būti ir vis tapti. Patys skaitykite knygas, jeigu norite, kad jūsų vaikas skaitytų. Niekada nekritikuokite savo vaikų, nevertinkite jų, priimkite juos tokius, kokie jie yra, kaip ir jie jūs priima. Didžiuokite savo vaikais, pagirkite juos kitiems, tai jiems kaip socialinė dovana. Dėl vaikų tapkite geresniais net už save. O dabar jūsų dėmesį pokalbį su pačiu pedagogu Šalva Amonašviliu. Jį kalbino fizikos ir etikos mokytojas Andrius Daukša iš Panevėžio ir vilnietis programuotojas Artūras Gobys. Yra humanistinė psichologija. Jūsųgi praktikuojama pedagogika taip pat vadinasi humanistinė pedagogika. Kokie čia sąlyčio taškai, kuo jos skiriasi? Во-первых, там психология, а здесь речь идет о педагогике. Это первое. Второе, гуманистская психология, все же это прекрасный шаг в развитии психологической науки. Но это... Pirmas skirtumas – ten psichologija, o čia pedagogika. Antras skirtumas – psichologija humanistinė, tačiau pasaulėžiūra materialistinė. Mes į pedagogiką įnešam 4 matmenį – dvasingumo. Norime išaukštinti tokias savybės kaip meilė, ištikimybė, sąžinė, džiaugsmas. Visą tai suvokdami kaip aukštesnėje jėgą. Jei psichologija pasirinktų šį aspektą, ji eitų toliau ir giliau. Štai tokie skirtumai. Вот такое отличие. Bet humanistiniai педагогиkai reikia humaniškos психологijos. Значит, эта педагогика провозглашает свои ценности. Ценности эти классические. Они исходят из классической педагогики. Они не выдуманные. Они уже существовали у Квинтилиана, у Каменского. Humanistinė pedagogika propaguoja neišgalvotas vertybės. Jos egzistuoja nuo senų senovės. Klasikinės pedagogikos pamatas – pripažįstamas absoliuto buvimas. Pripažinimas, jog žmogaus asmenybė iš prigimties turi polinkį norą dvasiškai tobulėti. Žinoma, kad realizuotum šias vertybės, reikia psichologijos mokslo pagalbos. Psichologija tyrinėja mūsų mąstymą, dėmesį, įvairius žmogaus vystymosi etapus. Bet dar psichologija turi neprarasti žmogiškumo, nes ji juk gali būti nukreipta ir prieš žmogų. Galime manipuliuoti žmogaus sąmonę, kas beje ir vyksta, turiu omenyje propagandą, reklamą. Tačiau psichologijos žinojimas gali tarnauti ne žmogaus gniuždymui ar valios paralyžavimui. Ją galima kreipti taip, kad žmogus būtų išlaisvinamas, išaukštinamas. Mes iš psichologijos semiamės žinių, palaikančių, ugdančių mums svarbiausių vertybių. Pavyzdžiui, psichologija mums gali pasiūlyti, kaip vystyti intelektą, kaip lengviau įsisavinti žinias. Bet kai kalbame apie žinias, mums svarbus ir požiūris į jas. Aš manau, kad asmenybei svarbu ne žinių kiekis, o koks jos santykis į tas žinias. Požiūris gali būti įvairus. Pavyzdžiui, savo žiniomis aš noriu tarnauti žmonijai, o ne kenkti. Aš kuriu fiziką, bet nesukursiu bombos. Sukursiu kitokią energiją, kuri atneš naudos. Kai kas kuria bombą, o kai kas atsisako. Taigi humanistinė pedagogika remiasi ir žiniomis, ir požiūriu į žinias, jų įvertinimu. Aš renkuosi šitą kelią. Вот я выбираю вот этот путь. Tačiau dažnai tėvai reikalauja pažymių, kad suprastų, kiek jų vaikai įgijo žinių. Yra toks šiandien poreikis žinių ir kuo daugiau žinių. Это мировоззрение родителей, эта точка зрения, это определено временными условиями.
Очень часто очень мощно ценятся знания, в силу того, что от знаний зависит благополучие, материальное благополучие человека. Šiandien vertiname žinias dėl materialaus gerbuvio. Taip, tėvai dažnai sako, duokite tokių žinių, kurios reikalingos aukštajai mokyklai, medicinos, fizikos žinių, kurios vaikus išvestų į visuomenės elitą. Tačiau vaikai dažnai patys jaučia savo pašaukimą, o tėvai jiems primeta savo norus. Kartais tai gerai, jeigu jų vaikai turi tų pačių polinkių, bet kartais toks savo valios primetimas sugriauna vaiko asmenybę ir likimą. Jis gali tapti tik tėvų valios atlikėjų. Žinoma, žinių reikia, žinios jėga, tačiau šalia jų tėvai iš manęs turėtų pareikalauti ir kitų dalykų. Sąžinės, jautrumo, taurumo ugdymo. Ne, tėvai to nereikalauja. Bet jeigu aš esu mokytojas iš pašaukimo, net jeigu manęs niekas to neprašo, aš vis tiek ugdysiu juose taurumą, kilniaširdiškumą. Благородство самая высшая ценность, но пока эта задача перед родителями не стоит. Tačiau tie tėvai, kurie ir supranta tauraus žmogaus ugdymo poreikį, būtinybę mokykloje, kartais nerimauja, ar taurus žmogus sugebės išgyventi agresyvioje visuomenėje. Да, часто мне тоже задают. В России мне часто говорят, вот видите, какая у нас жизнь, такая хамская, жесткая, жестокая. И как будет с моим сыном, с нашими учениками, как будет, хорошо или плохо? На этот есть очень, так сказать, веский аргумент. Taip, man dažnai tokį klausimą pateikia Rusijoje. Kaip mano sūnus išgyvens tokioje visuomenėje? Yra vienas svarbus argumentas atsakantis į šį klausimą. Aš mokytojas ir kitaip auklėti negaliu. Kokia visuomenė bebūtų? Kitu atveju aš turiu tapti korepetitoriumi, dėstytoju, bet ne mokytoju. Paklauskite Kristaus, ką mums jo mokymas, jeigu štai jau 20 000 metų gyvenimas nesikeičia? Kam jo mokymas reikalingas? Bet tik beprotis atsakys, jog jis nereikalingas. Atvirkščiai, jo mokymas ištiesina mūsų gyvenimus. Kas bebūtų, turi būti kažkokia ašis. Tai viena. Antra, dvasinė jėga pati stipriausia jėga. Joks išvystytais muskulais asmuo neprilys dvasingam žmogui. Mano 90 metų močiutė išeidama iš šio pasaulio, būdama jau visai be sąmonės, vapėjo dėkingumo žodžius už viską šioje žemėje. Einšteinas yra pasakęs, mus gąsdina ne atominės bombos sprogimo jėga, mus gąsdina širdies sprogimo galia, reaguojant į blogus poelgius. Dvasios jėga yra tai, kas gali išgelbėti visą žmoniją. Kartais vienas žmogus, stiprus savo dvasia, gali išgelbėti visą tautą. Žinoma, kilniems gyventi sunku. Конечно, благородным людям очень трудно будет жить. Ko palinkėtumėt Lietuvos mokytojams? Я учителям и родителям подарю заповеди, которые я для себя сочинил. И пользовался и пользуюсь ими. И дарю всем, которые хотят их брать. Это заповедь такие. Galiu padovanoti 3 savo priesakus, kuriais vadovaujuosi ir aš pats. Pirmas priesakas – tikėk vaiko neribotomis galimybėmis. Nesiorientuok į tai, koks mūsų vaikas yra šiandien, orientuokis į tai, kuo jis gali tapti. Antras priesakas – tikėk savyje esančią Dievo kibirkštimi. Trečias – tikėk mokytojo pašaukimu savyje. Jei tikėsi, atsivers vis didesnės potencijos. Tikėti reikia humanišką pedagogiką. Jei tikėsi ne ją, čia pat apsireikš autoritarizmas, grubumas. Тут же прибежит к тебе авторитаризм, грубость, хамство. Kaip jūs sugalvojate tą 4 matmenį pedagogikoje, dvasingumą? Kada tai įvyko ir kaip tai įvyko? Я, как и многие другие моего поколения, молодые люди, воспитывался комсомолом, с комсомольскими такими порывами, так, и верю, что... Aš kaip ir daugelis jaunų žmonių buvau auklėjamas komjaunuoliškai, tai yra ateistiškai. Dievo nėra. Mano močiutė, kada aš pas ją atvažiuodavau į kaimą per atostogas, vakarais atsisėsdavo prie mano lovos ir kalbėdavo maldas. Aš jai sakydavau, ir kur tas Dievas? Nėra Dievo. O jie atsakydavo, vaikeli, nekalbėk taip, Dievas yra. Matytos maldos. Viena mano mokytojų skatino dvasingumą. Pažintis su Suchomlinskiu. Tačiau Gruzijoje šį pedagogiką buvo pavadinta buržuazinė.
Ir todėl Gruzijoje mano knygos buvo cenzūruojamos, nespausdinamos. O Rusijoje kažkodėl mane palaikė ir atsirado galimybė dirbti, spausdinti. Kažkaip tyliai ramiai manyje keitėsi sąmonė. Даже не знаю, как это тихо во мне вошло вот это сознание. O dabar, ar nebijote, kad jūs vėl apšauks, jei ne buržuazinės pedagogikos ideologų, tai kokios nors ezoterinės pedagogikos ar nemokslinės pedagogikos ideologų? А за прошлом году я же член Российской академии образования. И вот президент предложил мне сделать сообщение на президиуме. Так? Собрались эти академики. И пришли и другие тоже послушать, что это за педагоги, сейчас посмотрим. Užpraeitais metais manęs paprašė paskaityti pranešimą, kas ta humaniška pedagogika. Susirinko akademikai ir aš atvirai ir tiesiai pasakiau. Aš darau prielaidą, kad yra Dievas, yra nemirtinga siela. O jeigu taip, vaikas į šį pasaulį atsineša savo misiją. Ir jeigu taip, vadinasi štai tokia mokytojo misija, štai toks turi būti auklėjimo būdas ir metodai ir prasmė ir taip toliau. Jie klausė ir klausimų nėra, ir pagirti negali, ir iškeikti negali. Ir tik du pasakė labai santūriai, kad tai labai gerai ir kad reikia toliau vystyti šią kryptį, kad humaniška pedagogika turi teisę egzistuoti. O kiti tiesiog prabalsavo už tai, kad pradėtų veikti humaniškos pedagogikos laboratorijos. Rusijoje veikia 120 tokių mokyklų laboratorijų. Yra Ukrainoje, Baltarusijoje, 45 ar 46 Pabaltijoje. Nereikia prievartos, visa tai turi vykti ramiai, noriai. Nors keli tokie pedagogai mokykloje ir daug kas joje keičiasi. Они должны быть в каждой школе. Хоть один педагог, хоть 5. Это счастье для школы. Kaip žiūrite į pasaulį šiandien, kuriame vyrauja gerbuvio filosofija, dolerio kultas? Но я часто думаю о своих внуках. Они подрастут. Если я сейчас не задам моим внукам, внучкам, и вы тоже не дадите вот этот путь, как им двигаться, они могут оказаться... Turime savo vaikams, anūkams parodyti kitą kelią. Kitaip jie atsidurs bėdoje. O bėda ta, kad doleris pradeda diktuoti vertybės, o ne žmogiškosios vertybės. Turi dolerį, tu geras. Neturi, blogas. Tai jau tampa visuotiniu matu. Bet mums tai nematas, juk jūs manęs juo nematuojate ir aš jūsų. Tas sluoksnis dar mažas, bet galingas ir manau, kad ateitis priklauso jam. Вот этот слой могущественный, их может быть мало, но могущественный слой, как у него будущее.